Jeigu jau pradedant nuo to, kad jūs nežinot, ką norėčiau valgyti, veikti, tai čia taip greičiausiai yra užslapinta nejausti iš vaikystės. Taip. Reiškia, labai gali būti, kad jums vaikystėje buvo nurodoma, ką reikia daryti tuo momentu, pavyzdžiui, ką reikia valgyti, kiek reikia suvalgyti, arba jeigu tu nenori šito valgyti, ne? Nes kai jūs buvote maži, jūs visada prieštaravot ir buntavojot ir nesutikot su tuo, kas jums buvo siūloma, jeigu jūs to nenorėjot. Iki kažkokio tai laiko, kur jūs palaužė. Ir kai jūs jau palaužė viskas, jūs pradėjote žiūrėti kito burną, ką jisai pasakė, ką jisai pasakys, jūs neturit savo nuomonės, jūs nežinot, ko jūs norit, nes jūs praradot sugebėjimą jausti tą savo jausmą, tą mano, ko aš noriu kaip atskiras individas, kaip atskira asmenybė. Ir kaip aš noriu, ko aš noriu, kada aš noriu. Nes jums kažkurio momentu tai uždraudė kažkas iš jūsų aplinkos. Nes jiems buvo patogiau turėti tokį vaiką šalia, kuris yra paklusnus, kuris daro, kas jiems pasakyta, kas liepta yra, tada tėvams yra paprasčiau. Tai va, tėvams visiems žinutė yra tokia. Jeigu jūsų vaikai yra labai geri ir paklusnus, tai reiškia, jūs jau juos palaužėte.